Šiandien trečiadienis, antroji bus varžybų diena, nuotaikos geros, jėgų kupinas, motociklas paruoštas, lėksim šiandien vėl. Šiandien mano tikslas vėl taip pat finišuoti kaip ir praėjusią dieną, tai laikytis tam penketukė pradžioje. Aišku, žiūrėsim kaip seksis. Maršrutas, kiek pamenu, apie 56 km šiandien bus. Neužilgo gausime navigacijas po pagrindinio briefingo vadinamo. Na ir žiūrėsim, kokia šiandieną laukia mūsų nuotykiai. Šiandien sužinojome rezultatą, nes ten, žodžiu, GPS patikrinimas, visokios kortelės. Antano 3. Sužinojome, kad esame pirmoje vietoje. Tai nuotaika dėl to gera, bet džiugauti ar kažką daryti dar, ta prasme, tikrai anksti. Čia tik tai pirma diena, tai čia viskas dar gali keistis ir vieną dieną atidirbom ir tiek. Žiūrėsim toliau. Jo, čia from zero to hero, tai gali būti per vieną kalną. Tai... Pirmas akmuo ir paskutinė pozicija. Jo, šiandien atiturėjom tikriausią Honda Wolf. Šiandien yra tas Honda Wolf, kuris tu turi belen kiek parkio ir jas išsprendi ir finišuoji. Tai yra Honda Wolf. Tai nėra, kad tu atvažiuoji ir viskas gerai. Realiai šiandien, važiavom pačioj pradžioj, tai išsiveržėm į priekį ir ten bėgom nuo visų ten kosminiais greičiais. Labai gerai buvo viskas. Paskui pradėjo traškėti reduktorius ir paskui mes leidžiantis nuo kalno iki galo susprogdinom. Tiesiog, prasme, suskilo reduktorius. Išsiardėm, sulaukėm pagalbos. Aš galiu pasakyti vieną dalyką. Šiandienos diena mane pamokė po vakarykštės. Aš ketinau, mano buvo vakarykštės dienos tikslas paimti gerą startinę vietą ir nuo pat pradžių važiuoti tam penketuke. Sekantis mano dalykas, ką aš dariau, tai labai 2/3 maršruto aš vedžiau visą komandą, tai yra mūsų trijulė, nes mes labai stipriai atsiplišėm, tikrai stipriai važiuojantis ir šveicaras, ir švedas, yra, turime kartu visą laiką viens kitam padedam. Važiavom oro, ėjom, viskas gerai. Reduktorius. Aš manau, kad šiandien kaip tik rumūnai mums sakė, nuimk krastavkę, sako, nes didesnė apkrova gauni pusėšiam reduktoriui. Aš sakiau, išsiimsiu rytoj. Tai išsiėmu šiandien dabar. Jau atsukome rastavkės, tai ką, Hebra atvežė, mums pagalba iš šono yra galima. Mes ką galėjom patys, kurios įrankius turėjom, išsisukom, tai va šakės, ten reduktoriaus tvirtinimus, kai kurių įrankių neturėjom. Karoči, Hebra, pakeisim ir gazuosim. Šiandien buvom važiavę žiauriai gerai. Jūs mūsų klasės įskaitą skaičiuojame pagal mūsų judėjimo laiką. Pasirodo, kad, reiškia, mes turim 13 laiko normą, bet žiūri pagal tai, kiek laiko mes judėjome. Tai reiškia, kad judėjome šiandien žiauriai greitai, bent jau pažiūrėjau pagal ką žmonės susirašinėjo. Tai dar turėsim kažką šiandien padaryti ir dabar tai jau spausim gazą. Tai pakilom ant kalno, susizūminau vaizdą ir sakau, žiūrėk, Antanai, nebedaug liko. Sako, žinau. Ir viskas. Ir diena sugadinta ties tais žodžiais. Įsukom, ne ten įsukom. Biškį pasileidom, tada aš išsitraukiau pjūklą, išsipjoviau medžius, atsilaisvinom aikštutę ir atbulį užsikėlėm ant to kalno, nusileidom. Sugervė atbulinę, nes ir pradėjom klaidžiot.
Nu tiesiog, nežinau, alkani, nervuoti, norisi namo greičiau. Pradėjom klaidžiot, priklaidžiojom. Ir svarbiausia tai būtų šiandien negauti geltonos kortelės, nes nenorėčiau. Šiandien nebuvo pati blogiausia diena, aš manau. Ten padirbėjom tikrai iš širdies ir visom prasmėm. Ir varžtų pasukimo, ir kalnų lipimo, ir gervės. Abidvi gervės šiandien atidirbo. Dar tarp kitko, užvakar sakiau, nereikia man tos galinės gervės, atsiprašau. Tai žodžiu, skambintumėm dar kartą, prašytumėm ją atnešti. Šiandien nei vieno rato neprakirtau, keturatis važiuoja nerealiai, tikrai visą kaip su nauju. Kiekvieną dieną išstartuoju kaip su nauju, tai aš dėkoju savo servisui Motorrad Racing Team, ypač labai Mindaugui, jisai tikrai stipriai atsiduoda tam keturačiu, kad jisai išvažiuotų kaip, kad aš išvažiuoju kaip su nauju keturačiu, kad nebūtų jokių gedimų, kad dar kažko, jeigu reikia arba nereikia keisti, tai jisai keičia. Viskas yra labai super ir aš tikiuosi, kad mes pasieksime finišą ir labai geroj pozicijai.